Pirmoji pradžios knyga. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dyka. Tamsa gaubė bedugnė ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė, tebūna šviesa, ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą diena, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena. Dievas tarė, tebūna skliautas tarp vandenų ir teatskiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė skliautą ir atskyrė vandenis, buvusios po skliautų, nuo vandenų buvusių viršum skliauto. Taip ir įvyko. Dievas pavadino skliautą dangumi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, antroji diena. Dievas tarė, tebūna sutelti vandenis po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Taip ir įvyko. Dievas pavadino sausumą žeme, o vandenų telkinį jūromis. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas tarė, te želdina žemė augmeniją, augalus duodančių sėklą ir visų rūšių vaismedžius vedančių žemėje vaisius su sėklomis. Taip ir įvyko. Žemė želdina augaliją, augalus duodančius savo sėklą ir visų rūšių medžius, vedančius vaisius su sėklomis. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, trečioji diena. Dievas tarė, tebūna šviesuliai dangaus skliaute dienai nuo nakties atskirti. Te ženklina jie metų laikus, dienas ir metus. Tebūna jie šviesuliai dangaus skliaute žemę apšviesti. Taip ir įvyko. Dievas padarė du didžiulius šviesulius, didesnį šviesulį dienai valdyti ir mažesnį šviesulį nakčiai valdyti. Ir žvaigždes. Dievas sudėjo juos į dangaus skliautas šviesti žemėj, valdyti dieną bei naktį ir atskirti šviesą nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, ketvirtoji diena. Dievas tarė, te knibžda vandenys gyvūnų daugybė, te skraido paukščiai viršum žemės po dangaus skliautu. Taip ir įvyko. Dievas sukūrė didžiosius jūros gyvūnus bei kitus judančius visų rūšių gyvūnus, knibždančius vandenyse ir visų rūšių sparnučius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Dievas palaimino juos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, penktoji diena. Dievas tarė, te pagimdo žemė visų rūšių gyvūnus, galvijus, roplius ir visų rūšių laukinius gyvulius. Taip ir įvyko. Dievas padarė visų rūšių laukinius žemės gyvulius, visų rūšių galvijus ir visų rūšių žemės roplius. Ir Dievas matė, kad tai gera. Tuomet Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Te valdo jis ir jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, ir galvijus, ir visus laukinius žemės gyvulius, ir visus žemėje šliaužiančius roplius. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Dievas palaimino juos tardamas, būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją, viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Dievas tarė, štai daviau jums visus žemėje sėklą teikiančius augalus ir visus medžius vedančius vaisius su sėklomis. Jie bus jums maistas. O visiems laukų gyvuliams, visiems padangių paukščiams ir visiems žemė repliojančiams gyvūnams, turintiems gyvybės alsavimą, maistui visus žaliuosius augalus. Taip ir įvyko. Dievas pažvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, šeštoji diena.